nedaręs. Vaikystė labai bloga buvo. Žiūrėkite, čia tokie miškai buvo, skaitus. Ir mes pagal mišką gyvenom, ėję čia kai nuo Ariogalas ant Šiluvos kelias ir rusai bėga, vokiečiai kai vyja. Tai dabar gerai, skaitus, čia keliu važiuoja rusai, a čia per miškus nuo Rėseinių išlinda vokiečiai 4 mašinas. Įmes tam sukūry. Rusai pradėjo, tie atsišaudyti pradėjo vokiečiai, pakėlė balsą, gal už 300 metrų kokių. Čia rusai, čia vokiečiai, o tai to žvalgybiniai tie išlinda 4 mašinas. Nu tie vokiečiai pabėga, a mašinas tas, vienu žodžiu, sudegina. Nu ir mes tam sukūry. Čia bum, bum. Tai vaikystė buvo... Vaikystė, kare buvo. Kare. Vaikystė, baisu, baisu. Ir kaip mano Vlad sakė, kad oi, man Žibutis pirmininkas skaitus leidimą, čia Jonstalis leidimus turėjo, tus šaudimą, nu, skaitus, ginklus, žvėriukus tu šaudyti. Žinai, sakau, ką draugelį, jau man va tiek tie šaudimai. Sakau, tu šautuvai gryčia, aš iš gryčia. Taip žinau. Jau aš išgirstu, kur medžiuoju miškuose, tai man širdis dreba. Saka, kaip čia. Durnio viltis paskutinė. Išvažiavau pas sesers. Pagėgių rajonas tada buvo, dabar jau Tauragės. Išvažiavome už Savietską, už Tilžės, į 54 savkozą, karves melžiau. Tie rusai man vodą įėdė, da noriu už Pastiką balsuoti. Va, aš jums balsuosiu. Skaitus, aš ten neprisiregistravus buvau. Nu, į vienu žodžiu, nunešė man anais pinigais 200 rublių, tai pinigai buvo. Karves melžiau, paskui man reikia iš te išvažiuoti, na jau pinigų pasiimti, ta brigadininkė pasiėmė pinigus į man va, špygas ponuosi. Negaliu kiek priraudojau aš iš tų pinigėlių. Mama amžinatelis mirė 43 metais gruodžio 8. Palikau su tetė senuku. Paskui tetė apsiženėjo į Skrebų šeimos, tokia moteriška. Tai gera buvo moteriška, kad nubrolė vaiką. Jinai pati beveik vyriausia buvo, a brolis 16 metų vaikas susigavo nuo to brolio. Te vienu žodžiu taip pat tai šeima jų buvo. O mano šeima, tai va, nusigrūdau te, paskui iš tenais nusigrūdau už Kaliningradą pas brolę, už Kaliningradą. Tenais buvau. Paskui atvažiavau į tėviškę, o čia Šiluvoje atlaidai atvažiavau į tėviškę. Tai dabar mes pasiskambinam, susitinkam te mergiotės, 8 mergiotės jos buvo. Jos išvažiavo, užsiverbavo į Kazakstaną. Tai verbavo. Na ir su tom tėvuku suėjau, aš sako, mano Jadzytė į Sabiną išvažiavusias į Kazakstaną pristatybų, jos šaktą kitą Jadzę dirba. Sako, te gerai uždirba. Davė antrašą, aš pradėjau susirašinėti, aš sparnus pakėliau, tai jos man pasakė, tik nesiverbuk. Kiek tau norės, tiek tau dus. Buvo jau už kelionę atskaičiuos, verboji, nu, užsiverbavai. Tai savais pinigais aš nuvažiavau pas jų. Nustojau mokytis tinkuotoje, dažytoje. Padirbau te, paskui jos kėlis iš Maikaduką, kėlis į Saranę. Nenorėjau aš važiuoti, ale ką tu pasiliksi čia vieną tarp svetimų, važiuojam, aš išvažiavau.
Nu, Vlada pusbrolis, matai, taip pat buvo nuvažiavęs iš Aktus. Jie atvažiavo atostogų, įsivežė Vladą. Vacką Masevičią su Alina į Vladą, skaito, su seserė, su Halia, kaip ją vadydavo. Čia iš lenkiška daugiau, Halia. Nu tai, įsivežė, nu į ten susipažinom, susiburkavom. Susiburkavot? Taip, matėjai. Į Biesas atnešė čia iš Ševenistus. Nieko čia naisu. Oi. Va, jos esu iš Švenčionėlių jau, tas Bronius Balčiūnas miręs. Skambė. Kaip man blogai 4 dienas, kaip man blogai, kaip man... O man, sakau, visada gerai. Nu, tik aš prie bėdavosiu, vis tiek man 4 dienas tuos. Taip. Ar aš bėdavosiu, aš nebėdavosiu. Tai va, turiu Kačiukovo... Oi, čia tasai svečiais mano, oi, mažiukas. O, šunys, katės, gyvatės, taip ir gyvenam visi. Kągi daugiau darysi. O tai kodėl baisu? Tai vat jų reikia paklausti. Tai Jėzus Marija, pinigus atneša, o tik tai man Genutė atnešė penktadienį, sakysiu, ko tu mane atnešei. Man žmonėm reikia duoti pinigų. Sakot, gaunat pensiją, taip? Nu, gaunu pinigus darmavus, pinigus gaunu į bėdavojas. Tai kokį tai nelaimę jų. Kada buvo tais laikais? Kada kas atnešė ant lėkštutės? O čia atėjo tik mokykis pasirašyti. Svarbiausia mokėti pasirašyti ir pinigai yra. Vienu žodžiu, aš išmoksiu dabar, kol numirsiu. Tai. Dabar pasą įsijėmiau, sakiau, 2 yra kandidatai tenais, aš kai nuvažiavau pasą imti. Yra Grabauskis, yra Lupetinskis. Grabauskis priglaus, Lupetinskis per bambą su Lopeta. Paguliu pamiegu, atsikeliu apie 12 valgyti, pasidarau, pavalgau, obuoliukus džiuvinu, pečių pasikūrenus. Ai, aš ne... Neužsiema tokiais dalykais. Ne. Kada prisninga, užpūsta, neprieinu pribrisę, tai aš atsivedu visus šunis, kad tas greičiau. Nu čia dabar argi aš vieniša. 2 šunis, 2 katės, dievuliau mano, nu tai va. Aš jau ne Balčiūninė. 4 sienas. Nugi sakau, turi ant vietas mergiotės tenais, į Reginą, į Mildutę. Tai jinai pasisiūlė Mildutė jaunai į svečius. Gerai sėdi, sakai, sėdėk. Jinai nori pas vaikų naitę, vaikai saka, sėdėk namie. Kad jinai, matai, bur, kaip su tais ratais pargruoda, bur. Ir vis blogai. Ir vis blogai, į vis čia skaudu, čia negali. A man niekur neskaudu. Niekur? Ne. Na ir ką, tada pabaigai palinkėjimai žmonėm. Kokie jie turi būti, kaip laikytis ir jauniem, ir seniem. Kad neraudotų, mažiau raudotų. Į daugiau biškiai judėtų. Kad sako, labai blogai Lietuvoje gyventi. Blogai. Kam blogai, tas išvažiuoja, mano anūkės Anglijai išvažiavusios. O kam gerai gyvena čia? Kam gerai. Va, dukrai gyvena gerai, tai jinai čia gyvena.